Šiauliuose veikia moderniausia Lietuvoje didelių gabaritinių atliekų surinkimo aikštelė, kuri gyventojus kviečia ne tik atsakingai rūšiuoti, dalintis daiktais, bet ir dalyvauti edukacijose. Mūsų pokalbis vyksta Šiauliuose, stambių gabaritinių atliekų surinkimo aikštelėje, kuri yra moderniausia Lietuvoje. Tiesa? Na taip, aš nebijočiau šito žodžio, nes iš tikrųjų jinai įrengta yra pagal skandinavišką modelį. Pirmoji tokia tiek Šiaulių regione, tiek visoje Lietuvoje. Yra padaryta patogi rampa, kur gali gyventojai atvažiuoti ir išsikrauti atliekas ten, kur jom yra skirta vieta. Visos vietos yra pažymėtos, kur mediena ten mediena, kur plastikas ten plastikas, kur statybinės atliekos statybinės, kur žaliusios atliekos žaliusios. Ir eismas vyksta va taip ratu, patogiai, į vieną pusę. Transporto priemonės vienas kitai nesimaišo, aptarnaujantis personalas gali važiuoti tik tai į vidų, o patys klientai važiuoja taip ratu, įsikrauna, susifiksuoja ir išvažiuoja jau tvarkingai sutvarkę savo atliekas. Atrodo, šiandien mes jau žinome, kas yra stambios gabaritinės atliekos, bet visgi priminkime žiūrovams, papasakokime, kokios atliekos, stambios atliekos atkeliauja čia į aikštelę, kaip jos yra rūšiuojamos ir utilizuojamos. Tai gyventojai čia gali atvežti visas atliekas, kurios nėra šalinamos paprastai mišrių atliekų konteineriuose, ar tos, kurios yra rūšiuojamos, tai tam yra atskiri konteineriai, bet tos atliekos, kurios yra stambesnės, tame tarpe ir padangos, kurių mes priimam nemokamai po 4 padangas. Jeigu žmonėms yra poreikis daugiau padangų atvežti, tai natūralu, jie gali pasiimti ir savo šeimos narių dokumentus ir tokiu būdu susitvarkyti. Taip pat yra ir stambesniai baldai įvairūs, tos pačios žaliosios atliekos didesniais kiekiais, stiklo atliekos, tokie, kaip žinot, kaip veidrodžiai, kurių irgi negali ten šalinti stiklo konteinerius. Žodžiu, viskas, kas nėra šalinama į mišrių atliekų konteinerius, rūšiavimo konteinerius, turėtų būti atvežama čia į aikšteles ir teisingai, tvarkingai sutvarkoma. O ką gyventojai turėtų žinoti? Galbūt yra kažkokie reikalavimai, kai čia atvažiuoja į aikštelę? Ypatingų reikalavimų nėra, mes atliekas priimam nemokamai. Aišku, yra tam tikrai kiekiai nustatyti, kiek galima atvežti tų atliekų, bet realiai svarbiausia yra, kad jos būtų išrūšiuotos tinkamai ir tai yra kiekvieno žmogaus, kiekvieno piliečio pareiga. O pakalbėkime apie ateities planus, kokių dar modernių sprendimų esate numatę? Na, žinot, atliekų tvarkymas tikrai nestovi vietoje, atsiranda vis naujų technologijų, tai mes irgi nestovim vietoje. Praėjusiais metais mes atidarėm maisto atliekų apdorojimo įrenginius ir ten apdorosim visas maisto atliekas, plečiam infrastruktūrą, po truputėlį ir maisto atliekų atskiras surinkimas, kas buvo iš tikrųjų naujiena ir buvo tokia, gan sakyčiau, sudėtinga užduotis, bet mes su jie pakankamai neblogai Šiaulių regione susitvarkėme. Tai kas liečia aikšteles, tai irgi nesustosime, nes realiai yra ir valstybinio atliekų tvarkymo plane užduotis iškelta, kad kiekvienam gyventojui ir gyvenančiam regione atliekų tvarkymo aikštelė turėtų būti netoliau kaip 15 km atstumu. Tai, kaip minėjau, mes praėjusiais metais atidarėme 3 naujas aikšteles, 2 Radviliškio rajone ir 1 modernią aikštelę Šiauliuose. Taip pat reikėtų dar pažymėti, kalbant apie šitą aikštelę ir jos modernumą, ten mes kaip tik matome ir saulės baterijas, tai faktiškai yra padaryta taip, kad mes turėtume galimybę aprūpinti pilnai energijos poreikiais visą šitą sukurtą infrastruktūrą. Tai dabar dar esam suplanavę dar 3 aikšteles įrengti naujas netolimoje ateityje. Tai būtų po 1 aikštelę Radviliškio, Pakruojo ir Kelmės rajonuose ir rekonstruoti Akmenės rajone dar 1 aikštelę, praplečiant ją ir vėlgi paverčiant modernę vietą atliekų tvarkymui. Ir tokiu būdu artimiausiu metu mes jau būsim pasiekę valstybiniam atliekų tvarkymo plane iškeltus tikslus ir kiekvienas gyventojas turės galimybę netolimesnių kaip 15 km atstumu nuo jo namų rasti aikštelę ir tvarkingai tvarkyti savo atliekas. Toliau tęsime pokalbį su Rasa. Rasa, pakalbėkime apie atliekų problemą.
Prie konteinerio, ar ne, prie namų yra paliekamos atliekos, didelė problema, bet dar didesnė problema, kad mes atliekas galime rasti miškuose, miesto pakraščiuose, tai išties labai didelė problema. Kaip jūs sprendžiate šią problemą? Taip, iš tiesų vis dar susidurėme, kad gyventojai palieka padangų atliekas, elektronikos atliekas, pamiškėse, ar ne? Tai iš tikrųjų labai raginame gyventojus būti sąmoningiams, pristatyti atliekas į aikštelę, palikti autoservisuose ar kitose vietose, kurie keičiasi padangas, nes tai jau yra įskaičiuota į šių gaminių sutvarkymą ir tai nieko papildomai gyventojams nekainuoja. Šioje aikštelėje galima rasti įvairiausių konteinerių, kurie yra skirti stiklui, plastikui, tekstiliai. Irgi, net už mūsų nugaros, yra įdomi edukacinė erdvė, kurioje pro langus galime matyti vaikus. Papasakokit plačiau apie šitą vietą. Taip, iš tikrųjų labai džiaugiamės šią edukacinę erdvę, kuri jau tapo tokiu bendruomenės centru ir iš tikrųjų pas mus į svečius atvyksta gyventojai iš viso regiono savivaldybių. Ir kaip tik šiandien matome, kolegė veda edukaciją apie tinkamą atliekų rūšiavimą, pakartotinį naudojimą ar ne. Tai iš tikrųjų čia turime ir dalymosi daiktais stotelę Daiktų kiemas, kur iš gyventojų nemokamai priimame dar tinkamus naudoti daiktus ir lygiai taip pat nemokamai atiduodame tiems, kas stokoja.